Pagrindinė vaikų dantų priežiūros programa yra dantų silantavimas. Dabar, kas yra tas silantas ir kam jis reikalingas? Silantas yra, paprastai kalbant, profilaktinė plomba, kuri yra naudojama padengti natūralias, gilias danties vageles ar duobutes, kuriuose gali kauptis maisto likučiai ir ilgainiui vystytis dantų ėduonis. Silantai dedami vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus. Yra tam tikri kriterijai, kuriais vadovaudamiesi dedame silantus. Visų pirma, atsižvelgiam į tai, ar natūralūs danties paviršiai turi tas gilias, siauras duobutes. Jeigu vaikas švariai išsivalo dantis, nepaisant to, kad jo dantis turi tas gilias duobutes, tuomet silantai yra nereikalingi. Tačiau jeigu matom, jog vaikas nepakankamai išsivalo dantis, jeigu matome daug plombuotų pieninių dantų, galime daryti prielaidą, jog pieniniai dantis buvo silpni arba prastai prižiūrimi. Todėl ir nuolatiniai galbūt bus prastai prižiūrimi arba silpni. Tuomet dedame minėtus silantus. Tikrai ne. Silanto dėjimo metu nėra naudojami grąžteliai. Procedūros metu dantis tiesiog nuvalomi šepeteliu su higieninė pasta, nuplaunami, nusausinami ir panaudojamos tam tikros medžiagos, kad būtų uždėtas silantas. Ir ta procedūra trunka galbūt 10-15 minučių. Ir viskas. Ir dažniausiai nereikia jokio gręžimo ir procedūra yra neskausminga. Pacientai išeina paprastai su šypsena, nes nesitikė, kad gali būti taip smagu pas odontologą. Visų pirma, reikėtų atsižvelgti į tai, kada išdygsta nuolatiniai dantis. Jeigu pirmas nuolatinis krūminis, dažniausiai dantis išdygsta, sakykime, 5-6 metų amžiaus vaikui, tai tuomet jau reikėtų vykti pas odontologą, kad jis galėtų apžiūrėti tą dantuką ir jeigu reikės padengti silantu. Tada laukiama, kol išdygs kitas nuolatinis dantis. Silantais yra dengiami krūminiai, prieškrūminiai dantis, o kartais ir priekiniai vaiko dantis. Vėlgi atsižvelgiant į minėtus kriterijus. Taigi, kai išdygsta kitas dantukas, vėlgi metas yra pasirodyti pas odontologą. Kartais būna taip, jog silantas iškrenta. Todėl po silantavimo procedūros patartina apsilankyti pas odontologą po 6 mėnesių. Tiesiog profilaktiniai apžiūrai, kad galėtume įvertinti, ar silantas laikosi gerai savo vietoje, ar jis yra tinkamai įdėtas, ar tikrai nesikaupia apnašos, ar nereikia kokio kito dantuko silantuoti. Reikėtų apsilankyti pas odontologą ne tik po silantavimo procedūros, bet ir profilaktiškai kartą per metus arba kartą per pusę metų. Nes vaikams odontologinės paslaugos yra nemokamos. Taigi ir profilaktinė apžiūra nemokama, silantavimo procedūra nemokama, dantų plombavimas ir kitos procedūros vaikams yra nemokamos. Dėl to tikrai skatiname naudoti šią progą ir apsilankyti pas odontologą. Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras gali suteikti išskirtinę galimybę vaikams apsilankyti pas odontologą ne tik Raseinių mieste, bet ir ambulatorijose, kurios yra Girkalnyje, Viduklėje, Betygaloje, Nemakščiuose. Taip vaikams odontologinės paslaugos tampa labiau prieinamos ir yra patogiau apsilankyti pas odontologą tiesiog arčiau savo namų. Pas odontologą verta lankytis profilaktiškai todėl, kad galima daugybės dantų problemų išvengti
vien profilaktiškai apsilankius ir laiku pastebėjus tam tikrus pokyčius burnoje. Ir tuomet apsilankimas pas odontologą tampa nebe toks baisus, nebekelia baimės, nerimo. Ir apskritai dantukai būna sveiki, gražūs ir visi būnam laimingi. Tiek odontologas džiaugiasi, kai vaikas su šypsena išeina, tiek ir vaikui ir tėveliams smagu.